Sveiki! Šiandien skaitysime pasakojimą Astrida Lindgren Pepė mokosi skaityti. Mokysimės jį suprasti, atsakyti į teksto klausimus. Mokysimės lyginti ilgus ir trumpus garsus žodžiuose. Astrida Lindgren Pepė mokosi skaityti. Mokytoja ištraukė dailią kortelę su nupieštu ežiu. Štai. Ežiui panosėje buvo parašyta E raidė. Pepė, linksmai pasakė mokytoja, štai tu matai ežį. Ir ta raidė prie ežio vadinasi E. Oho, sakyk tu man, tarė Pepė, o aš maniau, kad čia musės nutupėta. Mokytoja paėmė kitą kortelę, kur buvo nupiešta gyvatė, ir paaiškino Pepei, kad raidė šalia gyvatės yra G. Atsakykime į klausimus. Kas šio pasakojimo veikėjai? Kas nupiešta pirmoje kortelėje? Kas antroje kortelėje? Kurias raides mokytoja mokė pažinti Pepę? Perskaityk pasakojimą, sugalvok, ką mergaitė pasakys apie G raidę. Ko Pepė nemokėjo? Kaip tau atrodo, kurioje klasėje ji mokosi? Ar tau patinka Pepė? Ar smagu būtų, jeigu ji mokytųsi tavo klasėje? Skaitysime kitą labai įdomų ir svarbų tekstą Otfrydas Proisleris O vargšės raidės. Pagalvok, kaip tu rašai. Reikia pasakyti, kad mokytojo Klingzoro mokiniai rašė nelabai švariai ir rūpestingai. Ponas Klingzoras piktinosi negražiu jų raštu. Kaip jums negaila tų vargšių raidžių, kurias rašote? Tai visai ne raidės, o tikriausios kaliausės. Ar žinai, ką reiškia kaliausė? Kaliausės žmonės stato daržuose, kai nori, kad atbaidytų paukščius. Tai mediniai, tokie medinės figūros aprengtos įvairiausiais drabužiais. Kartais pririša kažkokius tai judančius daiktus, kad jos skleistų garsą. Ir tokiu būdu yra atbaidomi paukščiai. Kaip baisu būtų, jeigu atrodytumėte taip, kaip rašote. Ponas Klingzoras dusyk spraktelėjo pirštais ir sumurmėjo vieną savo burtažodžių. Ir ką jūs manote? Po akimirkos vaikai atrodė kaip ir raidės jų sąsiuviniuose, kaip tikros kaliausės. Matote, pasakė mokytojas, jums patiems nepatinka, kaip atrodote, kaip kaliausės, o vargšės raidės turi tai pakęsti. Tada jis vėl spraktelėjo pirštais ir po akimirkos visi vaikai vėl buvo gražūs ir tvarkingi. Nuo tos dienos visi rašydami labai stengėsi. Pagalvok, koks tavo raštas, ar tu stengiesi rašydamas. Atsakykime į klausimus. Kaip rašė mokiniai? Ką padarė mokytojas? Kas vaikams nepatinka?
Kaip mokytojas įtikino vaikus, kad reikia rašyti gražiai. Mėgink įsivaizduoti ir papasakok, kaip atrodė klasės vaikai, kai mokytojas juos užbūrė. O kaip tu atrodytum? O dabar panagrinėsime dar keletą labai svarbių dalykų. E garsą galima tarti ilgai arba trumpai, bet užrašome vienodai raidę E. E trumpa, E ilga. Ežys, ežio, pelė, pelę, keliu, kelias, kortele, kortelę. Taigi nemaišyk, kada E ilga, kada trumpa. Kartais vaikai, kai išgirsta tariant E ilgai, nori rašyti nosinę. Tačiau jeigu nori parašyti nosinę, reikia taikyti taisyklę. Čia taipogi yra du žodžiai, kurie rašosi su nosimi. Ir šie abu žodžiai atsako į klausimą ką. Pelę, ką kortelę. Kartais vaikam maišosi raidelės E nosinė ir E. Paskaitykime. Pelė, pelę, pelė. Varlė, varlę, varlė. Kate, katę, katė. Raidė, raidę, raidė. Nemaišyk šių raidelių, nei skaitydamas, nei rašydamas. O dabar atliksime pratybų užduotis. Štai, prisimink, kaip puikiai sekėsi Pepei fantazuoti. Kartu su ja sukurk komiksą. Įrašyk tinkamus veikėjų žodžius. Sugalvok šiam pasakojimui pavadinimą, paveikslėlius gražiai nuspalvink. Ir išmok skaityti tai, ką parašei. Padėk Pepei pasakyti visus šių žodžių garsus. Sužymėk, kiek jų yra. Aš tau padėsiu, pasakysiu, kas čia pavaizduota šiuose paveikslėliuose, o tu sužymėsi garsus. Krokodilas, begemotas. Šis paukštelis vadinamas kukutis, o štai čia nupiešta gegutė. Žodžių garsai žymimi taškeliais. Trečioji užduotis. Pagal pavyzdį parašyk žodžius. Rašyk tvarkingai. Prisimink tekstą, kaip mokytojas ponas Klingzoras pavertė vaikus kaliausėmis. Korta, kortelė. Pupa, pupelė. Šviesa, švieselė. Laida, laidelė. Akis, akelė. Pirtis, pirtelė. O dabar gražiai parašyk tai, ką perskaičiau. Ketvirtoji užduotis tau primena, kaip reikia rašyti N didžiąją ir M didžiąją. Štai iš apačios į viršų leidžiamės. Raidelės abi tvirtai stovi ant eilučių linijų. O dabar gražiai prirašyk. Sėkmės!